Keistesnė šokolado nesuvalgiu. Toks garsas bus. Ačiū, nelabai patinka. Nerūgštus. Skanus. Labai skanus. Labas, aš esu Gintarė. Aš esu Barbora. Ir šiandien mes darysim Sweet Expresso saldumynų testavimą. Ragausim, komentuosim, skirsim balus. Nuo 1 iki 10. Jo, vaiko skonio ir saugusio skonio. Nu ką, galim kažką pradėti, ne, ragauti. Nuo ko pradedam? Nuo mochi. Nuo mochi. Čia japoniškas toksai desertas, kurį galima valgyti šaltą ir tiesiog. Jo, galime į šaltą. Nu tai gerai, tu pradaryk. Čia tokie, jų yra daug skonių, mes pasirinkom braškių. Ragaujam, koks tai bus skonis. Kažko. Nėra labai visai nu toks kitoks, nes japoniškas, nelietuviškas. Kažkoks miltinis. Nu, čia visas krapmolinis. Šiaip aš jį valgyčiau susišaldžiusiu. Tai, nu ką, dabar reikia šį japonišką desertą mums įvertinti. Barboros balas. Man 3. Tiek mažai? Jo. Aš 7. Valgyčiau jį šaltą, bet šiaip labai įdomu paragauti, labai įdomaus skonio ir dabar noriu. sekantis saldumynas. Čia irgi toksai gėrimas, kuris yra iš tikrųjų labai įdomus. Uždarimas, kurį mes bandysim su Barbora įveikti, tai jis atsidaro labai įdomiai. Jo, šitaip. Čia kažkoks kamuoliukas. Jo, ir tą kamuoliuką reikia įspausti į vidų. Toks garsas bus. Good. Gerai. Nu gerai, ragaujam. Varau. Čia yra mačos, ne skonė. Šiaip man asmeniškai pačiai mačo nelabai patinka. Ne, varagau tu. Eik, tu tikrai tai blogai. Kaip suoja, ar kaip ten. Man visai gal skanu. Aš tikėjau, kai testuosime saldainius, man daug kas nepatiks, bet čia gaunas Barboro atvirkščiai, ne? Nėra neskanu. Šiaip neįprastas. Nu, jeigu patinka mača, šiaip man mača nepatinka, bet išgerčiau visą buteliuką. Išgerčiau. Neskanu? Panašu į soją tau. Nu, soja, jo. Nu, šiaip va. Nu, toksai, antrą kartą gal nepirkčiau, bet dabar va atsidarius aš jį išgerčiau vien dėl to, kad jis yra įdomaus neeilinio skonio. Ir labai fainiai tas pats atidarim toksai. Tai žodžiu, nu ką, vertinam mes šį produktą. Aš vertinu 2. 2? Dar blogiai. Ne, 3 jo. Man tokie neskanūs. Neskanūs. Nu gerai, aš vertinu 6 balais tą gėrimą. Rūgštų. Toliau, iš savo pintinės bandom Brain Blaster. Jo. Turėtų būti labai rūgštų. Bet kiek pastebėjom, labai vaikams patinka rūgštus saldainiai. Tai va buvo ir iš to man mintis kilo, kad padaryti tokį dalyką, ragauti saldainius. Ir pažiūrėti, kodėl vaikai mėgsta tokius rūgščius dalykus. Čia yra vienas perkamiausių ant top saldainių. Čia taip pat rand. Neatsilupam. Čia toks kaip ledinukas, ne? Jo. Skau, ne? 1, 2, 3. Ragaujam. Nėra blogai. Nesuprantu, kodėl vaikai perka. Nežiūrėjau skauda. Dabar gerai. Kai būtų, nežinau, kai būdavo citrinos rūgšties tie maišeliai, tai čia grinai atrodo, nežinau, į tą vieną saldainį sudėti 2 maišeliai citrinos rūgšties. Kad čia 5 rūgšties. 5 rūgšties, nu nežinau. Aš jam skiriu 1 balą, nes per rūgštu, tiesiog. 7. Nu ką, varom toliau, mudvi dukrytė, ne? Sekantį produktą, aš galvoju, valgysim kiek sveikesnį, tai yra šokoladas, rūtos. Karamelinis. Barborai labai patinka karamelė. Antraip. Jo, nepatinka jai labai karamelė, bet vis tiek gausim ragauti, testuoti. Parašyta, kad pieninis šokoladas. Pieniškas šokoladas su karamelė. Nu, pirmyn ragaujam. O kodėl tau nepatinka karamelė? Papasakok tu man. Nepatinka. O kodėl? Paprastai nepatinka. Nu, tai gerai, laužkai ragauji. Čia su tais kažkokiais sausainiais, riestainiais. 2, 3. Turėtų būti skanu.
keistesnė šokolado nesuvalgiu, žinai, iš tikrųjų. Čia naujiena, jeigu ką. Nors esu pati trenerė, turiu saldainių parduotuvę ir esu, tikrai, ne iš tos pusės, o iš sveikesnių, sakykime, šokolados išragavusi praktiškai viską, bet to šokolado pirmą kartą, tai būtent dėl to ir ėmėm tokius produktus, kuriuos nesam ragavusios, bet koks keistas, tai negaliu. Negaliu pasakyti, kad neskanus, bet tie sausainiai šokolade. Kiek vertini? Nežinau. Nežinai? Nežinau, kiek vertini. Pagalvok. Kokį 6. 6? Nes kad karamelis buvo. Tai nėra blogai. Oi, tu karamelė. Nėra blogai. Ne, man tipo tas pieninis šokoladas patiko. O aš kaip šokoladų ekspertinės iš tikrųjų save tikrai taip galiu vadinti, nes esu begalę šokoladą išragavusi dvejetas, kadangi nemalonus valgyti labai aštrus. Ta karamelė labai aštri, braižo jinai gomuri ir dvejetą rašom tam šokoladui. O man kitaip. O tau kitaip, tu karamelės nemėgsti. Tai žodžiu, šitam šokoladui duodu 2 balus, o Barbora kiek duoda? 6. Slepsai. Sekantis gal atsigeria, slepsai. Slepsai irgi labai įdomus bajeris. Tai yra čiulpinukas, iš kurio galima pasidaryti formeles. Čia tai varodo. Irgi nesu jo gyvai atlupusi ir čiupinusi, tai dabar pabandysime su Barbora formelę nusilipdyti, labai duomenį. Oho, žiūrėk, čia kitokias spalvos. Tai davai, duok man. Kaip fainai. Duok man rožinę, tai mėlyną. Aš mėlyną gal. Kiek čia tos? Tai. Kaip čia? Na, aš gal taip, tiesiog valgysi su plastiku. Blemba, čia yra nesąmonė, čia reikia skaityti. Ką? Ledas, pavyko. Sakau, negalima. Arba gal, man atrodo, žinau, taip, žinai, reikia patrinti tarp. Va. Ir čia pavyzdžiui dabar iš to, iš to čiulpinuką galim padaryti kokią, tai pavyzdžiui, gėlytę, va. Tai čia bajeris, tai čia tame ir yra toksai. 2, 3. 3 ragaujam. Čia čiulpinukas. O esu koks lipnas. Šiaip, jeigu būtų... Kaip ir dantų lempa. Jeigu būtų atsilupę iš karto, šiaip painai toksai bajeris. Tai čia ir yra tie saldainiai, kaip ir saldainis, bet kartu ir bajeris, kaip ir tavo mačą, kur ragavom irgi. Tas buteliukas atidarimas, jo irgi bajeris. Ir čia rekomenduoju vaikam tos saldainius valgyti nuo 10 metų. Šiaip fainas bajeris gal, šiaip būčiau vaikas, norėčiau pabandyti, vien dėl to, kad įdomu, kaip čia gausis ir kaip čia jį išsilup, formuoti. Ir pats skonis, čiulpinuks, kaip čiulpinuks, nežinau. Tai žiauris skanus. Galim vertinti. 9. Oi, 8. Gal žinau, bet irgi aš jaučiu 8, vien tam, kad yra įdomu. Kaip čiulpinukas skonis, tik tai gal nemalonu, kad taip prie dantų limpa. O šiaip 8. Slepsui. Skiriam. Labai fains, toks bajeriukas. Ką, dabar gal biškai susitvarkom, nes nebetilpsim mes ant stalo. Ką. Ne vienu metu. Važiuojam toliau, ragaujam toliau. Širim ką ragaujam. Gėrimą gal. Gėrimą, tai gerai, nuo visų čiulpinukų reikia nuplauti visus skonius. Ir ragaujam irgi. Koks skonis? Arbūzo. Tai gerai, atidaryk ir pažiūrėsim. Pirmą ragaujam. Kaip skaniai gėrė. Ragaujam. Šiaip labai gražus. Mergaitiškas toksai, ne? Gai, sveikatą. Galvoju, kad bus žymiai rūgštesnis. Rūgštų, bet labai skanus. O, sau. Koks skanus. Labai skanus. Aš tikėjaus. Kad bus žiauriai. Visi man tie saldainiai bus neskanu. Tipo, kažkaip. Galvoju, kodėl tie vaikai perka tos saldainius, aš nesuprantu ir tos gėrimus. Kai jie skanus, dėl to įperku. Kodėl čia rašo, kad gėri yra paragauti, nes iš tikrųjų, ne visada visus saldainius išragauju. Tai lempa gerulis. Man irgi žiauriai skanu. Labai skanus. Vien, žodžiu. Rūgštus, bet maloniai rūgštus. Labai. Ten nėra, kad pajo. Skaniai rūgštus. Wow. Tam gėrimui
skiriam balų kiek, Barbora? 9. 9. Eik, aš jaučiu 10, žinau. Labai geras. Gerai, dabar. Labai geras. Ir paragaujam sveikuoliškus saldainius, laimės rutuliukai, tai yra džiovintų vaisių riešutų, be pridėtinė cukraus. Kurio nori? Raudoną noriu, vyšnių skonį, be pridėtinė cukraus, žodžiu, galim valgyti ir mėgautis. Tai yra vaisiai, riešutai. O, ir raudona. ką, ragaujam, ne? Kodėl tavo taip keistai atrodo? Šiaip ragaujam aš juos 100 kartų suvalgius, jeigu ką. Mano yra on top. Ir labai labai mėgstu. Barbora, tu gal pasakys savo nuomonę geriau. Ledas, labai skanu. Taip, viduje atrodo. Taip, viduje atrodo. Kažkaip labai keistai. Geras skonis. Aučiai įsivepiai. Fu. Neskanu. Nejuokau, kaip tu. Man neskanu. Riešutai ir vaisiai, kaip galbūt neskanu. A čia kavos yra? Nėra kavos. Daug man paragauti. Kažkoks keis. Eik. Labai. Tavo skonis neišlavins dar. Labai skanu. Tai vienu žodžiu, va taip, į sveikus produktus žiūri vaikai. Fu. Nu, kiek tu kiek vertini? Aš tai 10. Čia yra mano laimės saldainiukai. 2. Eik, tu tikrai. Aha. Tikrai 2. Nerekomenduotum niekam. Bet čia sveika vaisiai riešutai. Neskanu. Vienu žodžiu. Neskanu. Iš vaiko lūpų yra neskanu, bet iš vaiko lūpų yra, nu, kaip tiesa, nesakoma. Gal tai. Kažkaip skubamės. Nu, gerai. Aš... Po sveikuoliškų saldainių. Turbūt pati dabar ant bangos, on topą jau čia yra. Tortilijos kažkokie. Žiūrėk. Tai yra Tortilija takis. Čipsai. Yra jie vieni aštriausių, vieni mėgstamiausių vaikų, tiek ir suaugus, nežinau, yra pamišę visi dėl tų takis. Kažkuriuos esu ragavus, bet ne šituos, būtent tie, man atrodo, patys aštriausia, ne? Jo, pasiimam po vieną. Pasiimam po vieną, Barbora nekantrauju paragauti, jau yra berods ar 4-5 rūšis. Tai vienu žodžiu mes ragaujam. Mes ragaujam. Tai iš kur tas mėlynums dažo, nedažo, pažiūrim. Ką? 1, 2. Nu gerai, ragaujam. Ujetau. Tik jau žinok, aštriau. Nu tai viską suvalgyk. Pats aštrums yra viskas gerai su juo. Bet žinai, labai kieti. Jau taip dantis galime sulaužyti. Jeigu jie būtų tokie traškesni ir minkštesni tokie, jie yra labai kieti. Bet aštrumas, tik tai gal man nepatinka, jie tokie biški gal mėlyni, ne? Bet Paruotik liežuvį. Ai, tavo ne. mano liežuvis absorbuoja viską dažus ir panašiai. Kaip aštru. Ar rimtai? Nėra labai jau, kad tenai neitų įsidėti burną, barbariukai. Nemėgstu aštraus maisto, tik tiek galiu pasakyti. Bet aštrausius mes pasimėm paragauti, tai man nėra labai aštru, normaliai, nors aš labai nemėgstu aštriai, normaliai mėgstu, bet man per kieti jie. Paragauti faini, bet kiekvieną dieną, nu šiaip kiekvieną dieną nevalgo čipsų. Šiaip kiekvieną dieną nieks nevalgo čipsų, nu gal kartais kažkas, ne? Nevalgysiu. Dabar dar žinai, ką yra balus, duodam balus. Duodam baliuką. Kiek duoda Barbora balų šitam skoniui? 3. Ar turim tai? Kokia tu šiandien negailestinga? Nu man aštru. Nu gerai, aš gal kokius duodu 5. Dėl aštrumo yra viskas gerai. Kas mėgsta aštriai, tai labai galvoju sueitų, bet jeigu jums netrukdytų tas kietumas, tai man tas kietumas biškių gal užkliuvo. O šiaip tai fainai pabandyti. Labai. O visai. Taip, o čia batonėlis tai yra mano irgi vienas mylimiausių ir aišku sveikiausių, kurį reikia valgyti tada, kada neturi laiko pavalgyti normalaus maisto. Tai čia yra spaustos avižos su baltuoju šokoladu, be pridėtinės cukraus, su persikais. Ir persikais. Jo.
tu nesi jo valgysi. Atlup man rankas kažkokias biški tokias kaip riebalotas nuo čipsų. Gerai, laužiam. Ir tu savo nuomonėkė, aš jau pasakiau savo nuomonę, kad jisai yra labai geras produktas, o tu, aš tau į mokyklą, jeigu įdėčiau į dėžutę pietų. Neblogs. Ką žinau. Nu. Antras kasnis nelabai skanus kažkoks keisčias, atrodo, kad kito paragau. Tai yra fantastika. Pirmas skanus, bet antras kažkoks atrodo, kad kito paragau. Rimtai? Nu, kas tau nepatink? Baltas šokoladas, avižus, tau avižus šiaip patink? Valgai avižus? Nu, tipo, nesakau, kad neskanus. Tada nevalgyčiau antrą kartą. Nu, visai skanu. Iš 10... Jau vertinė, ne? Nu, tai gerai, vertinam mes šitą. 6. Avižų batonėlį. Ne, 7. Daugiau mano mylimukų. Tai tavo, ne mano. Aš tai 10 iš 10. Mano yra mylimiausias, skaniausias, žodžiu, avižų batonėlis, kurį mielai suvalgysiu. Trumpa mūsų šiandieninį pirmoji apžvalga, bet Skaniai buvo. tikiuosi ne paskutinė. Viskam buvo įdomu išragauti. Ir susidariau tikrai nuomonę, kad reikia ragauti, nes iš šono tikrai atrodo kartais, kodėl tie vaikai valgo tus saldainius, bet pasirodo yra, va, pavyzdžiui, kaip tas gėrimas, tai tikrai nustebino labai skanus. Kiti saldainiai, tie rūgštus. Nesuprantu, kodėl jie valgo, kad jų neįmanoma suvalgyti, nes jie yra nežmoniškai rūgštus, bet vaikai labai nori rūgščiai. Kodėl jūs norit rūgščiai? Ko jums trūks gyvenime, kai jūs norit rūgščiai? Aš tai nelabai valgau, čia kiti vaikai, ne aš. Bet tau irgi patinka rūgštus. Nelabai. Nelabai? Normaliai. Bet tas gėrimas kur. Arbūzinis jau labai skanus, nors jis ir rūgštus. Tai žodžiu, šiandien mūsų pirmasis toksai apžvalga saldumynų, ane? Jo. Sveikų ir nelabai sveikų, jeigu taip galima įvardinti. Nors aš tai galvoju, kad nėra nesveikų saldumynų, reikia tik tai mokėti juos normaliai dozuoti ir vartuoti su saiku. Jeigu valgai su saiku, tai tada ir nėra blogybė tas saldainiai, bet aišku, kemši kiekvieną dieną, tai aišku, tada nėra gerai, ne? Aha. O karts nuo kartą pasmaguriauti, paragauti, pavalgyti yra viskas labai labai gerai. Tai ką, vienu žodžiu mes Barboryt galim atsisveikinti, ne? Ir paprašyti palaikymą. Mūsų pirmas kartas, nežinau kaip čia mums gavos, kaip mums čia viskas susižiūrės, bet tikiuosi viskas gerai, ne? Sekantį kartą gal būsim drąsesnės. Nors kaip Man dabar jau geriau. Jau dabar geriau, kaip ir prieš tai, nu, kažkaip kalbėjom, kad kol nėra dar kameras, tai drąsis, o kai va, jau yra kamera, kai reikia šnekėti, jau atrodo nelabai ką turi pasakyti. Bet, nu, pirmi kartai tie būna tokie ir nieko jau čia nepadarysi. Sekantis kartas bus gal geresnis. O gal dabar tas pirmas visai neblogas, ne? Kas čia žino? Man pusė buvo neskanių saldainių. O man jaučiu buvo daugiau skanių negu tau. O nors aš tikėjausi atvirkščiai, kad bus man visi tie saldainiai neskanus, bet pasirodo, jie yra, nu, kaip skanus. Tai vieninteliai gal tik tai tie per rūgštus buvo saldainiai, kurį išspjoviau. Yeah. O šiaip tai visi tikrai normaliai. Dabar jau biški suprantu, kodėl vaikai nori tų saldainių. Įdomu skoniai šiaip yra. Įdomu paragauti, išmėginti ir pabandyti. Tai vienu žodžiu, paprašom jūsų palaikymo, nes mūsų tas filmukas turėtų būti YouTube platformoje, TikTok'e, ne, gal biški kažkiek tai Instagram'e, tai ir please mus palaikykite, ne? Palaikinkit, nu, ir mes čia norėtumėm taip jau dar daugiau pašnekėti ir visą parduotuvę išanalizuoti, visus produktus išragauti, nes jų vis kas kartą atsiranda naujų. Tai būtų labai fainai, kad mes galėtumėm tą savo projektėlį tęsti. Nu tai ką žinau, tada ačiū labai už dėmesį ir buvo labai fainai. Gero jums žiūrėjimo. Tai žodžiu, iki sekančio. Bye.